Sveiki atvykę į Intergeneraction Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie tai, kaip technologijos gali būti pasitelkiamos įtraukčiai skatinti įvairialypėse darbo vietose. Technologijos turi išskirtinę galią griauti barjerus ir skatinti ryšius. Vaizdo konferencijų platformos, bendradarbiavimo programėlės ir debesų pagrindų veikiantis projektų valdymo įrankiai leidžia skirtingų vietovių, kartų ir patirčių darbuotojams sklandžiai dirbti kartu. Tačiau technologijos svarba neapsiriboja vien bendradarbiavimu. Jos atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant prieinamumą ir lygybę darbo vietoje. Prieinamumo įrankiai ypač transformuoja darbuotojų su negalia galimybės. Tiesioginiai vaizdo skambučių subtitrai, ekrano skaitytuvai ir teksto įgarsinimo funkcijos suteikia regos ar klausos negalią turintiems asmenims galimybę pilnavertiškai dalyvauti susitikimuose ir gauti svarbią informaciją. Pavyzdžiui, Zoom vaizdo skambučių metu siūlo tiesioginę transkripciją, o Microsoft Immersive Reader funkcija leidžia reguliuoti teksto tarpą, sutelkti dėmesį į pasirinktą eilutę bei klausytis teksto įgarsinimo. Tai ypač padeda darbuotojams turintiems mokymosi sutrikimų ar regos negalią. Dirbtinis intelektas DI dar labiau plečia įtraukios darbo vietos galimybės. Tokios DI pagrindų veikiančios priemonės kaip Otter AI automatiškai kuria susitikimų transkriptus, kad darbuotojai galėtų juos peržiūrėti patogiu metu. DI taip pat naudojamas įtraukiems įdarbinimo procesams kurti. Pavyzdžiui, platforma HireVue anonimizuoja gyvenimo aprašymus, kad atrankos sprendimai būtų grindžiami įgūdžiais, o ne nesąmoningais šališkumais. Japonijos bendrovė NEC Corporation sukūrė DI įrankius, kurie realiu laiku verčia kalbą į kelias kalbas, taip panaikindami kalbos barjerus tarptautinėse komandose. Dar viena naujovė – DI pagrįsta nuotaikų analizė, padedanti organizacijoms stebėti komandos emocinę būklę ir nustatyti įtraukties spragas. Analizuojant anoniminį darbuotojų grįžtamąjį ryšį, galima laiku spręsti problemas ir kurti labiau palaikančią aplinką. Tokie įrankiai leidžia vadovams priimti duomenimis pagrįstus sprendimus, kurie stiprina organizacijos kultūrą. Tačiau, diegiant technologijas, svarbu nepamiršti skaitmeninės atskirties, skirtumo tarp tų, kurie geba efektyviai naudotis technologijomis ir tų, kurie to padaryti negali. Dažnai ši atskirtis labiausiai jaučiama tarp vyresnių darbuotojų, kuriems gali būti sunkiau prisitaikyti prie naujų įrankių. Norint įveikti šį iššūkį, organizacijos turi teikti pirmenybę skaitmeninio raštingumo mokymams. Pavyzdžiui, vyresni darbuotojai gali dalyvauti TechBuddy programose, kuriuose jie suporuojami su jaunesniais kolegomis, kad išmoktų naudotis naujomis programomis ir įrankiais. Tokia atvirkštinė mentorystė ne tik padeda įgyti techninių įgūdžių, bet ir stiprina skirtingų kartų santykius. Kita strategija – kurti patogius naudoti įrankius, kuriems reikia kuo mažiau techninių žinių. Tokios platformos kaip Slack ar Trello pasižymi intuityviomis sąsajomis, todėl jas lengviau perprasti skirtingo amžiaus grupėms. Organizacijos taip pat gali teikti specializuotą pagalbą per IT pagalbos tarnybas ar nuotolinius mokymus. Pavyzdžiui, IBM siūlo internetinius mokymo modulius pritaikytus skirtingiems įgūdžių lygiams, kad visi darbuotojai galėtų efektyviai naudotis skaitmeniniais įrankiais. Prieinamumas ir įtrauktis apima ne tik atskirus įrankius, bet ir organizacinės politikas bei praktikas. Pavyzdžiui, Google yra įdiegusi technologijų prieinamumo politiką, pagal kurią visi darbo vietoje naudojami technologiniai sprendimai turi atitikti prieinamumo standartus. Tai apima griežtą testavimą, užtikrinantį suderinamumą su ekrano skaitytuvais, naršymą klaviatūra ir kitomis pagalbinėmis technologijomis. Technologijų įtraukčiai teikiama nauda akivaizdi. Accenture ataskaita rodo, kad organizacijos, kurios teikia prioritetą skaitmeniniai įtraukčiai, darbuotojų produktyvumą padidina 23%, o pelningumą 29% palyginti su tomis, kurios to nedaro. Užtikrindamas technologijų prieinamumą visiems, įmonės atveria viso kolektyvo potencialą ir kuria aplinką, kurioje klesti inovacijos. Apibendrinant, technologijų panaudojimas įtraukčiai skatinti, tai ne tik naujausių įrankių diegimas, bet ir užtikrinimas, kad šie įrankiai būtų prieinami, intuityvūs ir teisingi visiems. Įtraukiant DI sprendimus, mažinant skaitmeninę atskirtį ir stiprinant skaitmeninį raštingumą, galima sukurti darbo vietas, kuriuose kiekvienas gali pasiekti sėkmę.
Tai naudinga ne tik darbuotojams, tai ir strateginis verslo pranašumas. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.